jeigu psichologija nebūtų atėjusi į mano gyvenimą, aš turbūt nebūčiau pajėgi atskirti savęs nuo savo profesijos. Pažinti save be vaidmenų, be profesijos, be tiesiog susitikti su savim. Atrodo, kelias jisai tiesus, nors vingiai ir iš to vingio gali būti dar gražesnis kelias. Tiesiog aš jaučiuosi kalta dėl to, kad aš gavau traumą ir dėl to, kad aš negaliu šiandien eiti į sceną. Vat smagu, mano vieni iš didesnių tokių atradimų, aš irgi gyvenau kupina tokių savo susikurtų baimių, ne? Kur bijai vieno, bijai kito, nors tu niekada nei bandėjai, nei tau nepasisekė, nei kažkas tai buvo, bet tu jau bijai. O ne visiems yra taip. Ne visiems yra tokių, kuriem tikrai žodžiai gali būti va taip, bet darbų nebus, žinai, ir veiksmų nebus. Taip. Labas, mergaitė. Labas. Labas, damos. Labai, tai vat mūsų vėl nauja laida, naujas epizodas, naujas svečias. Ir šiandien labai mums smagu turėti Rūtą Lataitę, kuri yra baigusi balerinos solistės karjerą. Pernai metais, tai yra 25-ais, jau praėjo ilgiau negu pusmetis, man atrodo, ar ne, nuo tos dienos. Ir vat įdomu pasikalbėti bus, kaip tai yra, nes mes, pavyzdžiui, esam šnekinę, aišku, ir Solesę pačią, kuri dabar dar šoka, kuri dažnai irgi sako, man baletas yra viskas. Esam turėję kitų pašnekovų, kurie taip pat, tarkime, baleto kritikas, bet daug matęs, daug žinantis ir taip pat sakantis, kad baleto šokėjai, kurie baigia karjerą, visai būna. Vieni save iš naujo atranda, kitose veiklose, kiti tiesiog užsidaro savyje, nes jiems kažkaip vis dėlto yra sunku, nes tu scenoje, tu visada pasitempęs, tu visada dėmesio centre ir vieną dieną tau daugiausiai pasako ačiū. Ir tai vat visaip kaip būna ir mums labai buvo smalsu pakalbinti tokį žmogų. Mes esame tau, jau atsiprašau, kad pertraukai, esame tau dėkingi, kad tu sutikai su mumis pakalbėti. Tai ačiū tau labai. Ačiū Jums labai, kad pakvietėt, man gera labai būti ir labai smagu. Iš tikrųjų, džiaugiuosi, ačiū. Ačiū, žodžiu, visos labai dėkingos viena kitai, bet tikrai yra labai malonu, nes ypač dar, kai tai yra taip gana šviežia, tarkim, ar ne, ir pradedant tą momentą, kiek tu metų šokai, kaip tau, nes aš supratau, kad ir tavo mama labai norėjo būti, ne, man atrodo, šokėjai ir ten kitaip pakrypo karjera ir gyvenimas, bet vat tu kaip ir, tarkim, tą jo svajonę gal kažkaip įgyvendinai, vat kaip tas tavo prasidėjo tie žingsneliai ir kiek tu metų toje scenoje vat tikrai praleidai toj didžiojoj scenoje, tarkim, ar ne? Ir vat po to jau pereisim prie to, tiek metų ten prabus, kaip ta paskutinė diena atrodė. Tai mano kelionė šitoje profesijoje taip, jinai prasidėjo mamos dėka. Iš tikrųjų, mano mama nuo vaikystės svajojo būti balerina, bet jinai yra iš Marijampolės, o vaikai, kurie nėra Vilniečiai, jie gyvena bendrabutyje. Tai tiesiog mano mamos tėveliai kažkaip labai išsigando to, kad mažas vaikas vienas važiuos į Vilnių ir jos neišleido. Bet jinai tą meilę šokiui, meilę menui, jinai labai kažkaip jautė, jai labai svarbu tai buvo. Ir aš kai buvau maža, jinai kažkaip vis tiek ten tų būrelių visokių, aš nuo vaikystės lankiau meninę gimnastiką, lankiau akrobatiką, labai anksti pradėjau baleto būrelį lankyti. Ir anksčiau baleto mokykloje mes ateidavom į 5. klasę, ne taip kaip dabar nuo 1 mokosi. Tai vat kažkur ten 4-3 klasėje man baleto mokytoja tiesiog atkreipė dėmesį ir mamai pasakė, kad galbūt jinai nori stoti į Čiurlionio menų mokyklą ir profesionaliai mokintis. Tai man kaip vaikui tada man nebuvo tokio nei kažkokio tai wow, ar kad aš neatsimenu savęs, kad aš būčiau svajojus būti balerina iš tikrųjų. Bet man taip, gerai, pabandom, nes man patiko šokti, man smagu, nes mes ten ir spektaklį turėjome, mes ėjom ir į sceną, ir jau ten pačkas dėvėjom, ir man kažkaip visą tai buvo labai tikrai smagu.
Bet to tokio sąmoningumo, kas tai yra, aš tikrai neturėjau, kas yra būti balerina. Ir įstojus į Čiurlionio meno mokyklą, visko buvo, tikrai nuoširdžiai sakau, visko buvo, ypatingai paauglystės laikotarpiu, kuomet yra ir kūno kaita, ir šiaip yra paauglystė tas itin toks įdomus ir karštakošiškas amžius, nes tai yra tas laikas, kuomet jaunas žmogus tiesiog suabejoja visom vertybėm, ką jam diegia tėvai, tam, kad išsigrynintų savo vertybės ir atrastų, kas jisai, savo tapatybę. Tai tas laikas tikrai aš irgi mokykloje jutau, tą tokį tarsi, kad aš nežinau, ar man čia vieta, ar aš čia noriu viską mes, nes vis tiek ta kasdienė rutina jinai yra ganėtinai sudėtinga, joks paauglys nenori tokios griežtos disciplinos. Tai tų tokių pamastymų, svarstymų mesti tikrai buvo, bet mokykloje tada po truputį vis atsirado daugiau mokyklos spektaklių ir aš pradėjau gauti vaidmenis. Ir su vaidmenim man atsitiko kažkas tai. Tarsi mane jie užbūrė, man nubraukė viską, kiek ten yra salė juodo darbo, prakaito ir viso kito. Ir aš tame pamačiau labai didelę prasmę tiek kūrybinė prasme pasidalinti su žiūrovu, tiek pamačiau labai didelę prasmę išreikšti save. Man tai buvo be galo toksai didžiulis savirealizacijos momentas ir išjausti per šokį, kaip aš šiandien sakau, kai manęs klausia, ko tu labiausiai ilgiesi, tai aš ilgiuosi jausti šokiu, nes man tai buvo kažkoks magiškas dalykas, tiesiog. Ir tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl aš toje profesijoje likau ir sakau, kažkaip su kiekvienais metais man tos svajonės augo ir viskas taip klostėsi, nors aš turėjau planų tokių slaptų vilčių, pabaigusi mokyklą išvažiuoti iš Lietuvos. Aš kažkaip labai norėjau važiuoti kur nors į užsienį studijuoti toliau, bet aš gavau pasiūlymą iš karto po mokyklos į teatrą ateiti ir pradėjus dirbti teatre, kažkaip supratau, kad noriu čia būti. Noriu kurti Lietuvoje. Kažkaip nenoriu mėtytis. Taip įdomu pažinti, būtų smagu kažkur nuvažiuoti, pasitobulinti, praplėsti akiratį, bet kurti aš noriu čia. Ir kažkaip taip ir atsiradau tą profesiją. Ir užsibuvau. Kaip įdomu, bet, pavyzdžiui, tu kelis kartus pavartojai žodį profesija. Baletas yra profesija vis dėlto, ar tai yra atsidavimas, ar tai yra gyvenimo būdas? Nes čia yra tokios, kartais girdi profesija, kartais girdi gyvenimo būdas. Nes man atrodo, tu esi minėjus gyvenimo būdas. Nes ir ypač jeigu žmogus sako, aš be baleto nieko, man baletas viskas, tai man jau iš karto asocijuojasi su gyvenimo būdu, kad tai yra tavo tapatybė. O tu dažnai panaudoji žodį profesija. Tai... Bet prisiminkim, kad mes kalbam jau praėjus beveik metam po to, kai aš baigiau karjerą. Jeigu mes kalbėtumėm, kuomet aš buvau teatre ir gyvenau vien tik tai tuo, aš tikiu, kad aš kalbėčiau kitaip. Ir vadinčiau ne profesiją, o tai tiesiog kalbėčiau apie gyvenimo būdą. Apie gyvenimą teatre. O kas tau padėjo, ar kas prisidėjo prie to pajutimo pasikeitimo? Nes, sakau, turėjom vieną pašnekovą, kuris kalbėjom gal daugiau apie 50-ų maždaug to laikotarpio Lietuvos solistus ir kad ne visiems buvo taip lengva. Ta, kad tu sakai, gerai praėjo beveik metai, bet aš dabar jau kalbu apie tai kaip apie profesiją. O labai daugam ir po tų metų, ir po 5 galbūt yra dar vis dėlto sunku pripažinti, kad karjera ta jau sceninė didžioji scena baigėsi ir kad jie dar to vis dėlto nemato kaip darbo. O dar vis dėlto, kas pas tave įvyko tas toks lūžis? Ar čia yra vėl, nes aš žinau, tu studijuoji dabar labai įdomu filosofija, ar čia psichologija, atsiprašau, psichologija ir ar tai, nes tai yra praktinė psichologija, ar ne? Ir ar čia tas lūžis, ar kažkaip kitaip, kur buvo momentas? Tikrai taip. Jeigu psichologija nebūtų atėjusi į mano gyvenimą, aš turbūt nebūčiau
pajėgi atskirti savęs nuo savo profesijos. Ir iš tikrųjų, kadangi aš pradėjau studijuoti dar dirbdama teatre, tai, ką aš atradau, kiek aš kažkaip stengiausi praplėsti savo matymą, padėjo man apsispręsti, pabaigti karjerą ir priimti tą sprendimą. Ir aš iš tikrųjų išsikėliau savo uždavinį išlipti iš to ir pažiūrėti, koks gyvenimas yra ne tam burbule. Nes vis tiek tai yra ši profesija, baletas, nuostabi profesija, yra be galo įtrauki. Ta prasme, neįmanoma joje būti, negyvenant ją. Tikrai. Bet ar tai buvo skausmingas momentas išeiti iš tos profesijos? Ir buvo, ir vis dar yra. Vis dar yra. Vis dar yra. Nu, tai iš tikrųjų tai yra labai... Tai yra tas skausmingas procesas. Yra labai daug aspektų. Pradėkim nuo to paties tapatybės klausimo, kad iš tikrųjų aš save visą laiką sutapatinau. Rūta buvo balerina. Kas Rūta be baleto, aš nežinojau. Aš tikrai nežinojau. Kaip ir aš, manęs Ieva klausė, jeigu ne baletas, tai aš nežinau. Ir net atrodo elementariuose dalykuose, aš turiu šeimą, aš turiu vyrą, ne? Ir aš savęs kaip Rūta žmona, pas mane tas vaidmuo, jisai toks buvo, nu taip, aš ištekėjus, bet kokia žmona, aš niekada apie tai nesusimaščiau. Kokia aš dukra, kokia aš sesuo, kokia draugė, aš niekada apie tai nesusimaščiau. Nes viskas mano pasaulio matymas buvo Rūta balerina. Ir aš tikrai, sąmoningai išsikėliau savo tokią kaip ir užduotį, ugdant tą sąmoningumą, atsitraukti nuo to ir pažinti save be vaidmenų, be profesijos, be tiesiog susitikti su savim. Nes kartais atrodo, kad teatre tai yra realybė ir tai tik teatre yra gyvenimas, o realybė tu negali rasti savo vietas. Kaip pas mane dabar taip yra, man atrodo, kad aš tai gyvenu teatre ir teatre aš žinau, kas aš esu, ką man reikia daryti ir man teatre viskas ten aišku. Bet išeidama iš teatro aš suprantu, kad čia yra reality ir realybėje kartais sunku. Bet pavyzdžiui, jūs kaip šokėjai, jūs ruošiami tam etapui po? Ar yra kažkas tokio kaip, ne? Nes čia ir yra toks, atrodo, tas momentas, žinai, nes kaip mes visi kažkada baigiam, ar ne, tą savo karjerą, darbo, veiklos, bet tas pasiruošimas, kai tu žinai, kad, tarkime, maždaug apie 40 plus truputėlį metų jau tu žinai, tu, tarkim, čia toks man dabar gal kvailokas palyginimas bus, bet man tokia dabar yra mintis, kad jau kai mes gimstam, mes žinom vieną dalyką, kad mes kažkada ir išeisim. Ir ta prasme, jau sekančią dieną po gimimo, netgi mes jau senstam, ar ne? Arčiau mirties. Jo, arčiau mirties. Labai gražus pasakymas. Tai man atrodo, baletas yra tas toksai, žinai, dar kartą primena ir patvirtina, kaip viskas trumpa. Ir kad tu atėjai, būsi fantastiškas, būsi ten, žinai, kaip visi tavim žavisi ir viską, bet vis tiek yra riba. Ir tu tą, žinai, pradėdamas karjerą, ir tu vis tiek pradedi. Ir tu visą gyvenimą mokosi to baleto, nes tu visą gyvenimą turi tobulėti, ieškoti naujų spalvų ir tu niekada negali pašokti tas pats spektaklis. Nėra dviejų tokių spektaklių, kad aš pakartosiu, taip niekada nebus. Visi spektakliai skirtingi, bet tame ir yra problema, kad mes apie tai dabar negalvojam, o aš dabar suprantu, kad aš turiu pradėti dabar galvoti apie tai, ką aš darysiu toliau. Nes baletas nebus mano gyvenime visada ir aš apie tai niekada negalvoju. Tik dabar pas mane atėjo tas pojūtis, kad reikia kažką daryti. Tai čia man ir yra šita įdomus momentas, kada jūs pradedate apie tą galvoti, nes praktiškai pradedant karjerą, profesionalį, jau
tu tą žinai, bet tu galbūt tu iškart nesifokusuoji į tą, nes tu tiesiog, bet man atrodo, tai yra taip trapu ir taip reikia labai tvirtam būti. O atrodo, toje scenoje vis tiek daugiau yra to tokio jautresnių žmonių, o atrodo, reikia tokiam tvirtam būti. Tad man toks prieštaravimas. Disonansas, jo. Taip, tame yra, tai iš tikrųjų labai sudėtingos patirtys, nes šiaip mes prisiminkim, kad mes šioje profesijoje atsirandam nuo vaikystės. Mes net nekvestionuojam dažnai, bet tam tokiam paauglystės laikotarpį, ne, kur šiaip normalus žmogus pagal raidą, ne, jisai kvestionuoja, kuo man būti. Mes jau žinom, kuo mes būsim, ne, ir mes net nėra, tai tu su ta profesija itin susitapatini ir tas atsiskyrimo momentas, jis tikrai reikalauja jis reikalauja stiprybės ir sąmoningumo, dėl ko pas mane prasidėjo šitie klausimai. Mano vyras yra ne iš mūsų srities, jisai dirba visai kitus dalykus, jis yra reklamos agentūros vadovas ir jis buvo visą laiką mano gyvenime tas žmogus, kuris man primindavo, kad Rūta pasaulis yra ir už teatro ribų. Jis buvo tas, kuris visą laiką plėtė mano akiratį ir rodė man kitas veiklas, kitas galimybės ir jis vis primindavo švelniai man, kad Rūta kažkada tai baigsis, kad tu galvok apie tai, nes kai tai atsitiks, nežinosim, kaip su tuo būti. Ir aš kažkaip paklausydavau, bet niekada to negirdėjau, taip kaip aš išgirdau jau visai į pabaigą, bet esminis dalykas, kodėl pas mane atsirado tas toksai poreikis kažkokių psichologinių žinių platesnių, poreikis savianalizės gilesnės, nes man ištiko gyvenimas šiaip. Atsitiko patirtys, kurios mane labai sukrėtė, labai tokie asmeniniai dalykai, kurie supurtė mano tą idealizuojamą gyvenimą, kurį labai, mes gyvenam pasakoje, baletas yra pasaka. Tarsi ten yra tiek daug grožio, tiek daug šviesos, tiek daug laimingų pabaigų, kad tu nori, nenori, tu to pradedi tikėti, kad ir gyvenimas yra toksai. Ir kai gyvenimas, tikras gyvenimas ištinka, atsitinka, o kaip man su tuo būti. Ir aš tada labai pajutau, kad aš neturiu įrankių, kaip eiti per tas patirtis, kad su manim vyksta dalykai, bet aš net kartais jų negaliu tiksliai įvardinti, kas man yra. Ir tada aš pradėjau labiau domėtis, studijas pradėjau ir tada supratau, kaip smarkiai visa tai yra susiję ir su tuo mano atsiskyrimu ir nuo profesijos. Kad tai yra didelis kelias, didelė užduotis, bet aš labai norėjau, vis dar noriu ir vis dar siekiu, kad pabaigus karjerą tas gyvenimas būtų tiek pat kokybiškas ir tiek pat su galimybėmis realizuoti save, kiek aš turėjau būdama šioje profesijoje. Tai turbūt tai ir buvo tokie esminiai dalykai, kurie vertė kelti klausimus ir ieškoti būdų, kaip gyventi ne praeitim, o ateitim, kurti ateitį tiesiog. Jo. Nes taip yra tas toks man momentas, kadangi prieš pat pradedant mūsų pokalbį, mes tarp savęs kalbėjomės apie kalnus ir apie keliones ir viską. Ir yra taip toks truputėlį palyginimas galbūt kalnas, ar ne? Ir mes atrodo viskas, čia dabar jau didelis kalnas, jis toks, žinai, grėsmingas atrodo, visa kita. Bet net nepagalvojam, kad už to kalno kitoje pusėje yra slėnis su gėlėm, su gražiom pievom ir čia tas pats, kad atrodo kelias jisai tiesus, nors vingiai ir už to vingio gali būti dar gražesnis kelias ir tiesiog jį reikia rasti, bet tam reikia kažkokių įrankių ir tai man atrodo, kad girdžiu tave sakant, tau labai padėjo tavo vyras. Tai žodžiu, jeigu tarkime, tai nėra standartinis dalykas toje baleto aplinkoje, kad tave paruošia jau tam kitam etapui, tai yra labai svarbu žmonės, tikriausiai artimieji ar tavo rate, kad būtų tas toks rezonansas, nes aš
pavyzdžiui, aš stebiu ir man dabar taip, nes aš pati labai tikrai norėjau irgi į tą baleto pusę, bet aš dabar vat stebiu iš arti Olesios, ar ne, gyvenimą ir kaip yra sunku tikriausiai, kai aplinka tave turi taip pat suprasti labai šitoj srityje, nes tarkim draugai ir draugystės, ir tos tokios tikros draugystės, vat, kaip atrodo, kad jūs tikrai daug galite turėti, ar tai yra jos tikros ir iki kiek, nes man atrodo toks momentas, žinai, kaip viskam reikia laiko ir viskam reikia dėmesio. Ir niekas nėra savaime suprantama. Oi, čia žinai, į viską investuojame. Investuojame savo bent jau laiką, dėmesį, energiją, kažką. Ir man atrodo, tai yra labai labai sunku, nes tu tiesiog kartais net nežinai, kad dabar tau gali gautis, kad tau reikės. Arba ilgiau kažkur pabūti, arba tiesiog ta diena, kai tu planavaisi būti laisva, tau reikės. Ir aš galvoju, ir tu žinai, aplinkoje reikia tų žmonių, kurie supras, kad čia ne dėl to, kad tu su manim nenori pabūti, bet čia dėl to, kad taip reikia. Tai tiesiog, nes aš kartais galvoju, mes tokiam įdomiom valandom kartais pavyksta mums susisiekti, arba tiesiog trumpom žinutėm ir viena sakom, žinai, labai trumpai šiandien, arba, žinai, trumpai... Atsiprašau už tokią trumpą žinutę. Jo. Bet vis tiek tu žinai, kad tu supranti, bet man atrodo, va to tokio palaikymo labai reikia ir ypač kai... Bet tai vat yra tai, kada yra toks supratingumas. Vat irgi man pavyzdžiui, aš neturiu daug draugų ir dėl to, kad aš neturiu laiko ir dėl to, kad man atrodo, kad aš būsiu netokia gera draugė kitiems. Ir negalėsi dėmesio skirti, ne, taip, kiek norėtųsi. Taip. Ir kartais, man trūksta dar pasitikėjimo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad yra tie žmonės, kam tu gali parašyti bent trumpą žinutę, bet tu žinai, kad tave supras tas žmogus ir viskas bus gerai. Ir kartais aš rašau nepykant manęs, kad aš taip trumpai, nes tiesiog neturiu laiko, nes jo tokia profesija, kad tu kartais man atrodo, kad čia iš kitos pusės atrodo kaip egoizmas. Bet aš nesu egoistė, bet man atrodo, kad kitiems žmonėms taip atrodo. Jo, bet va dabar įdomu, kiek daug mes susikoncentruojam, ką kiti, ar ne? Nors iš tiesų jie žinai, gal net nepagalvoja apie tai, bet va tau taip atrodo ir tau yra tas jausmas, ir jis labai yra svarbus, ką tu jauti, o ne ką tas kitas gal jaučia. Bet va dabar grįžtant į psichologiją. Ir vat tu jau pradėjai dar, kaip sakoma, šokdama. Taip, paskutinį sezoną, jo. Kodėl būtent šitą? Čia yra, šiaip anksčiau jau apie tai minčių buvo, ar tiesiog... Nebuvo niekada, iš tikrųjų. Vienintelis, ką aš galiu kažkaip tai kažkokias šaknis atrasti savyje, kad man visą laiką buvo įdomus žmogus. Aš pati esu labai linkusi į tokią savianalizę. Aš net kaip balerina, aš niekada nebuvau ta tokia techninė balerina, kuri ten žiauriai daug dirba ir labai taip, kaip čia pasakyti, schematiškai repetuodama pasiekia kažkokius tai vat rezultatus. Aš visą laiką ėjau per vidinę analizę ir per jausmą. Man tai buvo variklis, kaip aš kūriau vaidmenis, kaip aš šokau ir tiesiog. Ir jeigu manęs paklausė, kodėl šiandien dienai aš nesvarsčiau, tarkim, būti baleto mokytoja, to, kad aš niekada nebuvau tiksli balerina. Aš net negaliu pasakyti tikslios pastabos, nes tai, kaip aš šokau, buvo per vidinį pojūtį. Ir tą mokinti kitą tu nelabai gali, ne? Nes tai yra labai toksai iš tavęs kylantis dalykas, kuriam nėra taisyklių. Ne? Mes apie judesio kažkokį tai tikslumą kalbam per taisyklės, man apie tai kalbėti sunku. Aš galiu kalbėti apie tai, kaip aš išjaučiau tai. Ir vat dėl to aš kažkaip nesvaršiau ir nesirinkau to tokio būti baleto pedagogė, nes tiesiog man atrodė, kad aš neturiu kaip perteikti tai, kaip aš pati šokau. Nežinau, net sudėtinga labai paaiškinti yra. Bet tavo kiekvienas judesys scenoje, kadangi aš pažįstu Rūtą, aš žiūrėjau daug spektaklių su Rūta, bet kiekvienas Rūtas tiesiog žingsnis turi prasme.
turėjo prasme visada. Jis visada juda per savo analizę, Nu, taip, savo ir taip. analizę jo. Ir tiesiog, vat, ką mes kalbėjome prieš tai ten apie Dievo dovaną, tai ir yra Dievo dovana, nes Dievas padovanojo Rūtai va tą individualumą ir tik pas Rūtą yra tas individualumas. Va tai ir yra, kad nebūtinai būti techniškai, nebūtinai turi būti ten techninė balerina, techniškai viską ten padaryti, bet tai yra va tokia dovana, kada jinai, va, aš tiesiog prisimenu, kaip tu Barbora Radvilaitė šokia ir pirmas tavo žingsnis į sceną ir tu tiesiog jau, nu, tai įspūdis yra. Ir va kiekvienas tavo judesio visada turėjo prasme ir va čia dėl to ir įdomu žiūrėti tada tokių artistų. Tai man atrodo, čia vat, tu ir prisimeni tą mūsų epizodą su pašnekovu, su labai didelė patirtim, kai ir buvo kalbama, kad iš vidaus, vat, kai eina iš vidaus, tai yra ta Dievo dovana, bet tuomet ir yra, nes mes bandėm truputėlį, na, aišku, aš ten su to savo smalsumu ir bandėme visi, vat, trise pasiaiškinti, kad techniai stiprus solistas ir yra du, tarkim, ar ne? Bet kodėl vat, yra skirtumas, kodėl vieną labiau įsimeni negu kitą. Ir vat, čia yra tas toks kažkaip tai, tas iš vidaus, iš širdies darimas. Kažkaip priėjom, man atrodo, tokia vos ne minti, kad kai darai iš širdies, nesvarbu, ką tu darai, bet tu darai tą su kitokiu efektu, aplinkai yra aplinkiniam. Tai vat, dabar klausausi tavęs ir galvoju, o kaip įdomu, žinai, nes tiesiog rezonuoja tą pokalbį, kurį turėjom. Ir, bet, pavyzdžiui, psichologija, kritika, vat norėtų tą truputėlį, nes man atrodo, kad aš esu ir Olandijoje pas mus dokumentinį filmą mačiusi apie baletą, apie jų šokėjų gyvenimus ir jie tam buvo tikrai nuo scena, užkulisiai, bet ir privatus asmeninis gyvenimas, jie tam buvo tiesiog irgi namuose filmuojama ir jų šeimos nariai, bet ten buvo labai daug tas grožis, apie kurį mes kalbame, ne? Ir pati vat, irgi minėjai, kad tai yra toks labai gražu ir po to išeini. Man baletas visada su grožiu tik tai asocijavosi. Kol aš pamačiau tikriausiai tą filmą, dokumentinį, nes yra, aišku, ir kitokių, kai pamačiau, kiek yra konkurencijos ir tokių išbandymų, nuo fizinių traumų iki, kai dėl tos fizinės traumos tu kažko negali daryti, kai tas negali daryti atsiliepia, žinai, dar kažkam. Ir kai tu visą sėdi, jau tavo, žinai, darosi pasaulis toks visai kitom spalvom pradeda spalvintis ir vis tiek tu dar nori į priekį. Tai vat kaip su kritika. Ir aš manau, kad čia ne vien baleto pasauliui, bet vat, tie, kas mus matys ir žiūrės, tai yra didesnė publika galbūt. Ir gal mes per baleto prizmę pristatom, tai bet kritika, kritikavimas, kur taip pat vieną epizodą turėsim apie tas temas, jis yra visur. Jis ne tik balete, bet jis gal ten kažkiek žiauresnis, nes tai yra mažesnis burbulas, o palyginus su kitais burbulais, kurie yra. Bet, vat, tarkim, kaip tau dabar atrodo, kaip tu su tuo, kokie patarimai ar kokios pačios? Iš tikrųjų labai tokia kompleksinė ir labai sudėtinga tema, nes šiaip dabar, kadangi aš vis tiek truputėlį ta psichologija mano gyvenime ir pradedi tarsi kitaip matyti, aš būdama pati šioje profesijoje, tai man viskas buvo tiesiog, man tai buvo kažkas tai nerealu, užburiančio ir aš visiems sakiau, kad aš esu ten tie keli procentai planetos gyventojų, kurie daro tai, ką labiausiai nori daryti ir jie niekada gyvenime nedirbo, o tiesiog šoko ir dabar, ir aš nemačiau tos kitos pusės, tos tamsios pusės. Tai būdavo sunku, atsimeni, kad ten būdavo sunku, kad ten yra kažkokių tai momentų, bet aš labiausiai atsimenu savikritikos momentus iš tikrųjų, bet čia turbūt irgi labai nuo žmogaus priklauso, nes tai yra labai sudėtinga aplinka. Supraskim tai, kad baletas yra ta profesija, kur žmogus yra nuolatos vertinamas.
Tai yra nuolatinės vertinimo situacijos, nesvarbu ar tai pamoka, repeticija ar pasirodymas. Tai yra tai kuria šiaip labai didelę įtampą žmogui kaip žmogui. Yra konkurencinis momentas, ane? Yra profesijos trumpalaikiškumas, kas yra tas nuolatinis fizinis nuovargis, kuris, kažkaip sakau, yra toks kaip gniūžtės efektą įgauna, todėl kad pavargęs žmogus jis mažiau geba reguliuoti stresą. Jisai yra labiau tada didesnė rizika traumų. Traumų rizika kelia sekantį stresą dėl karjeros tęstinumo. Ir tai yra tikrai labai, labai itin sudėtingos sąlygos tame būti. Ir visi šitie momentai, tai aš kažkaip neseniai visai rašiau darbą būtent apie tos tokius raudonas vėliavėlės, ne, šitoje profesijoje, apie stresą, nerimą ir tuos visus šaltinius, kurie yra tikrai labai negatyvūs. Kaip su tuo būti? Tai iš principo, šiandien dienai jau labai yra, nuo 2010 metų jau labai didelė pažanga yra būtent šioje srityje psichologijos atžvilgių. Yra tikrai labai daug tyrimų daroma ir ieškoma tų įveikos būdų, kaip su tuo būti. Ir aš manau, su laiku, kaip visiškai normalus dalykas bus fizioterapeutas ar kineziterapeutas, lygiai taip pat bus ir kažkoks tai terapeutas psichologinė prasme, kuris padės įgyti įrankius, tokius ypatingai kaip pavyzdžiui kognityvinė elgesio terapija yra nuostabus įrankis, kuomet jisai padeda tau racionalizuoti mintis, pasimatuoti, kiek tai yra tavo subjektyvi nuomonė, o kiek tai yra iš tikrųjų adekvatus vertinimas, pasimatuoti lūkesčius, kiek mes kartais užsisvaigstam nerealiais dalykais ir nusiviliam, nors tai yra tiesiog neįmanoma išpildyti. Ir įgavus visus tuos įrankius, manau, kad tikrai galima labai labai padėti ir labai taip kažkaip tai tą pusiausvyrą išlaikyti, nes iki šiol, bent jau kiek aš pati buvau už toj profesijoje, tai mes balansavom vien dėl to, kiek mes daug iš tos profesijos gaudavom. Tai būdavo didžiausia grąža, kuri kompensuodavo visą tą, kiek sunku yra tame būti, ne? Ir tu kažkaip net negalvodavai apie tai. Bet šiandien dienai tikrai yra labai, labai daug įrankių, kuriuos tiesiog supažindinu su jais, pravedus, kad ir elementariai keletą praktikų, kaip juos naudoti, galima labai palengvinti tą būtį, galima nuo anksčiau atsiskirti nuo tos profesijos. Ir čia irgi yra toksai momentas, nes tarsi, jeigu aš negyvensiu baletu, tai aš jau čia išduosiu baletą. Tai yra to jausmo, pasakyk, kad kai tu laisvą dieną nedarai kažko, tu jautiesi kaltas, nes tarsi tu galėtum tą dieną padaryti kažką daugiau. O ta diena galėjo būti tavo tobulėjimo, pavyzdžiui, diena, o tu pragulėjai visą dieną. Taip, ir tu jautiesi tarsi išduodamas tą profesiją, kas yra labai toks irgi keistas jausmas, ne? Tai skamba labai keistai, bet taip jaučiamės. Arba, pavyzdžiui, toks kaltės jausmas, tarkim. Jo, kartais pas mane tai buvo, kada aš gaunu traumą, man atrodo, kad aš kelta. Aš visiems rašau, tada aš labai atsiprašau, kad aš gavau traumą ir aš neturėsiu pasirodymo, ten nebus pasirodymo. Buvo, aš jaučiuosi kelta dėl to, kad aš gavau traumą ir dėl to, kad aš negaliu šiandien eiti į sceną. Yra tas momentas. Taip, tai man atrodo, to labai reikia, tos tokių tų praktikų, kurios padėtų atsiskirti, padėtų suvokti, kad tavo kokybiškai su baletu susijusiam veiklom leidžiamas laisvalaikis tave atpalaiduoja daug labiau. Jis yra daug prasmingesnis, nes tu daug daugiau galėsi atsinešti atgal į baletą. Tu praturtini save kitais dalykais, kuriuos po to galėsi papasakoti scenoje. Ir kažkaip tai yra tiesiog tas toks sugebėjimas pažinti mintis, atpažinti, kiek jos racionalios, neracionalios, suvokti tas sąmoningumas, toksai, kas yra tas poilsis, ne? Kad jis būtų kokybiškas, kad poilsis nėra gulėti lovai, kad tas kažkoks tai veiklus poilsis tau gali atnešti daug didesnę naudą. Nors tu ten po 4 Don Kichotų turbūt nieko nebenori, bet realiai pasimatavus ir sąmoningai suvokiant, galima tikrai padėti savo susibalansuoti visus tuos dalykus. Ir kai tu atrandi kitus dalykus už profesijos ribų, tau ir tas atsiskyrimas ateis lengvesnis, nes tu suprasi, kas tau kita yra įdomu, kur kitur tu gali save realizuoti, kur kitur tu gali įkalinti patirtis, kurias tu
susirinkai per savo profesijos kelią. Tai vat yra tokie, manau, kad kažkaip taip turėtų veikti. Pas mane kila kitas klausimas, pavyzdžiui, man visada baisu, nes jeigu, pavyzdžiui, aš eisiu pas psichoterapeutą ir papasakosiu, vat, pas mane vat, yra tokia problema, manęs trukdo šitą, ten, kad jis manęs nesupras, nes jis ne mano srityje. Vat man, vat tau baimė yra, kad tas žmogus gali manęs nesuprast, nes yra dalykai, dėl kurių aš labai pergyvenu, bet tas žmogus gali sėdėti ir sakyti, čia aš net nematau problemos. Tai vat, pas mane vat, yra vat, tokia baimė, nes jeigu eisiu pas kineziterapeutą, pas fizioterapeutą, man atrodo, kad tas žmogus mane suprato, Olesė, tai pas tave skauda blauzda, gerai, čia sujungti ten, pas tave lower back ir taip toliau, rasim dabar problemą. Ten eisiu pas fizioterapeutą, jis man pasakys, tau reikia padaryti magneto procedūrą, lazerio procedūrą, ten viskas praeis. O kada tu eini pas psichoterapeutą, man atrodo, kad tu nori papasakoti, va aš dabar ten, pavyzdžiui, aš bijau eiti į sceną, man atrodo, kad o kaip gali tas žmogus, kuri pats nebuvo scenoje, gali tau padėti. Ir dėl to, su tavim aš galiu apie tai pakalbėti, aš galiu ten paskambinti ir pasakyti, Rūta, nes tu buvusi balerina ir tu pati tu turi daug patirties ir tu gali man padėti paaiškinti. O pavyzdžiui, žmogus, kuri nebuvo mano profesijoje, kaip aš galiu ateiti, ar reikia bijoti, ar nereikia bijoti, ar tiesiog... Nereikia bijoti. Nes... Aš kažkaip kuo toliau man taip smagu, mano vieni iš didesnių tokių atradimų, aš irgi gyvenau kupina tokių savo susikurtų baimių, ne? Kur bijai vieno, bijai kito, nors tu niekada nei bandėjai, nei tau nepasisekė, nei kažkas tai buvo, bet tu jau bijai. Ir tai man bet vienas iš tokių tikrai nuostabių atradimų buvo, kad kol aš nepabandžiau, kaip aš galiu bijoti to, mes bijom to, ko nežinom. Tai yra labai, visi žmonės bijo, ko nežino. Tai yra vienas iš labiausiai tokių gąsdinančių momentų, bet iš kitos pusės tai iš tikrųjų, taip kvaila. Tiesa, kai tu bijai, nors net nežinai. Tai šitoj vietoje, ką aš norėčiau atsakyti, aš esu ta, kuri ėjau į terapiją ir kalbėjau su žmogum, kuris nėra iš baleto srities. Ir aš ėjau į terapiją tuo metu, kai aš baiginėjau karjerą, nes aš turėjau tikrai labai daug dalykų vyko manyje ir aš ten sėdėdavau valandą, kalbėdavau apie tą profesiją ir aš negalvojau, ar mane supras ar nesupras. Man buvo labai smagu išgirsti, atvirkščiai, išgirsti žmogaus ne iš profesijos mintis ir kaip jisai girdi tai, ko aš gyvenu, nes tai labai praplėtė ir suteikė man progą pamatyti iš kitos perspektyvos tuos dalykus. Ir kažkaip tai kitas dalykas, mes esam žmonės. Ir nesvarbu, kokia yra mūsų profesija, mūsų baimės, mūsų skausmai, mūsų įsiskaudinimai, mūsų nusivylimai, mūsų viltis yra bendražmogiški dalykai. Ir mes toj profesijoje neišgyvenam dar kažkokių ekstra naujesnių jausmų. Tai yra tie patys jausmai, kuriuos išgyvena bet kokios profesijos atstovai. Ir taip, galbūt kažkokie niuansai, jie yra ir yra galbūt kažkaip saugiau ir kaip tu ramiau jautiesi, nes tarsi be žodžių tave supranta, ne? Jeigu turi kažkokią panašią patirtį. Bet iš kitos pusės, dar vienas dalykas, kas labai pasikeitė, man žodžio atvirumas reikšmė labai pasikeitė, nes aš kažkaip iki tos psichologijos mano gyvenime, mano atvirumas tai buvo tai, kiek aš esu atvira apie save, ne? Aš kažkaip taip suvokiau tą savoką atvirumas. Su psichologija man tas žodis išvirto į visai kitą prasme, tai į atvirumą kitoniškumui žmonių ir priėmimą to kitoniškumo. Ir man dabar tai yra prioritetinė savoka, negu kad atvirumas, nes kiek tu pats nori apie save būti atviras, tai čia mes kiekvienas priklauso individualiai, bet tas bendras atvirumas priimti, pažinti kitą ir leisti jam tave praturtinti, man atrodo, turi labai didelę vertę.
Ir kažkaip labai, nu, noris man būtent ta prasme dabar būt super atvirai. Čia labai labai gražiai pasakyti ir man, pavyzdžiui, aš klausausi ir man vis tiek tokia mintis, mes apie tą kalbėjom, kad ten, kur tu įdedi savo širdį, nesvarbu, kokiai profesijai tu būtum, bet tiesiog tu ir būsi ir tas patikimas psichologas, pas kurį tu tikrai jausiesi komfortabiliai, nors jisai tikrai nebus iš baleto, pavyzdžiui, su baleto praeitimi. Man atrodo, čia yra tas kur mes jaučiamės jaukiai, komfortabiliai, kuo mes pasitikim. Pasitikėjimas yra labai svarbu, bet kaip jisai yra sukuriamas, o čia yra tas niuansas. Ir man atrodo, iš tikrųjų yra įdomu, kaip kiti mus praturtina. Nes aš linkusi, ne kartais dažnokai sakyti, kad kas yra tikrieji gyvenimo turtai ir lobiai, ar ne? Ir ar tai yra tikrai materialūs dalykai. Aš nesakau, kad jų nereikia, aš ta prasme tikrai nesakau, bet kai kuriuos jie gal netgi labai džiugina ir gal netgi tai yra jų motyvacija, bet man atrodo, kad tai yra tikrieji lobiai ir turtai, tai yra patirtis. Patirtis. Ką tu pats patyri? Tai gali būti taip paprasta, kaip paskaitai knygą, ar ne? Ir ką tu patyrei paskaitęs tą knygą, nes aš turiu savo vieną mėgstamą knygą ir ją tikrai visada kalėdų laikotarpį vėl atsiverčiu ir jinai nuo vaikystės. Tai įsivaizduoju, kad aš ten jau kiekvieną puslapį, nežinau, kas ten bus pasakyta ir vėl parašyta, bet vis tiek kažką joje randi, kažką į tau vėl atveria arba primena. Ir nuo tokių patirčių, kaip mes kalbėjomės prieš pat laidai prasidedant, kad kelionės. Bet tos kelionės vėlgi, ar tu atsiversi ir būsi atviras tai aplinkai, kurio jos žmonėm. Ar tu tiesiog keliausi pats su savim, pas save savyje. Ir žinai, ir čia koks yra tos kelionės ir tikslas. Bet man atrodo, tikrai, man kartais irgi patinka praleisti ilgiau laiko kažkur kitur ir tiesiog pažinti žmonės. Nes ne vien, tarkim, ten kažkokia tai, prabangus ten resort ar kažkaip, bet tiesiog vietinėje kokia nors, nežinau, kaimelėje ar saloje, priklausomai nuo kur ten tas yra, ir susipažinti. Ir aš tikrai, Rūta rezonuoju, nes tas toks, kas tas yra atvirumas. Ir atvirumas tai nėra ten, kad aš savo knygą atveriu, bet tiesiog aš atviras aplinkai, kurioje aš pats esu. Labai kažkaip, aš irgi labai pajutau svarbą viso šito ir man iš tikrųjų labai toks įdomus buvo dalykas, kai aš pradėjau lankyti studijas, mes darom tikrai daug praktinių užduočių kurse, grupėse ir yra daug žmonių, man visiškai svetimų žmonių, aš atėjau, aš ten nieko nepažįstu, tie žmonės yra iš be galo skirtingų sferų. Kas mus jungia, kad matyt atsitiko kažkas gyvenime, kodėl jie susidomėjo ir atėjo, ne? Ir šiandien yra ten, kur yra. Ir mes, psichologija yra toksai dalykas, kur tu tą teoriją, kurią tu gauni, pirmas dalykas, ką tu darai, tai per save ieškai savų patyrimų ir bandai kažkaip aprengti kažkokių patirčių rūbų. Ir mes tarpusavį kalbamės ir aš jums nemoku apsakyti tokio... Man buvo labai tokia keistas dalykas pažinti, aš šiandien dienai negaliu pasakyti, ką tie žmonės dirba, bet per tas mūsų praktikas aš žinau apie juos tokius dalykus, kurių turbūt nežino net jų artimieji. Ir man iš tos pusės pamatyti tą, suprasti, kiek mes vis dėlto galim pasidalinti, kiek mes galim kažkaip tai vienas kitą įkvėpti, kiek mes galim suteikti tokį kažkokį ramybės ir saugumo jausmą, kad tu nesi vienas, ane? Kur labai dažnai būna toksai, kad atrodo, kad tik tai tu taip jautiesi ir niekas tavęs negali suprasti. Nes aš, pavyzdžiui, labai nešiausi tokį per gyvenimą jausmą, man kažkaip vienišumas yra labai kažkokia pažįstama savoka, nežinau, aš kažkurį giliai labai pažinojau ir labai turėjau to jausmo daug. Ir kai tu supranti, kad yra kitų, kurie taip pat jaučiasi, yra toks kažkokia neįkainojama dovana. Tai kažkoks labai daug tokio nusiraminimo teikia, drąsos netgi galėčiau sakyti. Iškart lengviau gyventi.
Jo, kažkas yra tas tokio, kad vis tiek mes esam žmonės socialinės, ar ne, Taip, būtybės taip, ir taip, mums tas tokia jungtis, mes visur ieškom, gal netgi nesąmoningai kartais, bet Mhm. tiesiog atrodo gamta taip užprogramavo mus, kad ieškoti to tokio susijungimo, supratimo ir tai vat, jo, ir kai tu suvoki, tu ne vienas, žinai, tai yra daugumos išgyvenama ir visi mes žmonės ir visi mes kažką patiriam ir panašaus patiriam. Tai man atrodo, kad tai yra stiprus Labai. toks varikliukas, kur pasako, viskas čia, žinai, susidėlios, tu ne vienas ir yra su kuo gali pabendrauti apie tai. Ir vat kas dar, tuomet dar labiau įdomiau pasidaro, kad, kaip ir sakei, jie visi tikriausiai iš visiškai skirtingų, žinai, bet yra kažkas, kas juos jungia. pastūmėjo. Jo. Taip. Ir va čia tai iš viso kažkokia magija. Nes Taip. aš tai irgi toks žmogus, kur man nesvarbu, žinai, ten kultūra, praeitis, spalva, absoliučiai ne. Ir aš, pavyzdžiui, aš kai pagalvoju apie savo draugų ratą, Dieve, visokių yra ir religijos, kurios atrodo, neįmanoma būtų būti tokiais artimais draugais, kur tiesiog pamatai vienas kitą ir tu jau supranti, žinai, ir pirmas dalykas pamačius yra tas šypsena tokia, kuri abi ausytės pasiekia ir galvoju, kaip tai įmanoma, ta prasme, bet tai yra įmanoma. Taip. Ir man atrodo, čia yra tas toks grožis to viso, bet kalbant apie grožį, jeigu, tarkim, apie baletą, ar ne, tai yra vienas iš meno vis tiek sričių, kur yra jau daugiau nebūtinybės prekė, bet toks pateikiantis grožį dalykas. Ir vienoje mūsų laidų, viename epizode mes kalbėjome su neuromokslininkė. Ir vat man buvo labai smalsu jos, ką jinai galėtų papasakoti, pasidalinti apie tą grožio įtaką vat, mums, kaip žmogui, kaip asmenybei, ir pasirodo, jį tikrai yra. Ir labai didelė. Ir kad ten, pavyzdžiui, užsiimant ten 45 minutės menu, tavo netgi gyvenimas prailgėja. Ir aš, kaip minėjau, irgi ten su pelytėm tas tyrimas, aišku, tu irgi apie jį žinai, atliktas, kai jos ten buvo paskirstytos ir kad tos, kurios turėjo kažkokių žaidimų ar atrakcijų, ar gražiau aplinka jom padaryta buvo, kad pas jas netgi smegenų žievė storėjo. Tai man atrodo, kad tai yra kitoks niuansas apie tą grožį estetiką, kad kaip jinai mums gyvenime svarbi yra, kad baletą vien dėl to aš jau irgi vertinu, nes man Ir padeda. estetika jo, kad kažkaip tas praleisti laiką kažkur gražioje aplinkoje. Ir tai vėlgi tos psichologijos, baletai, grožiai, estetikos, bet tarkim, ką tau iki šiol, koks tavo pat momentas buvo su psichologija, jis kažką tai tau naujo apie tave pačią atvėrė tau, ar tai reikia būti labai nusiteikusiam kažkaip, kad kažkas atsivers, ar tiesiog tu randi, skaitydama, gilindamasi, kaip tas ateina, tas toks momentas, ką tu radai iki šiol, nes tu dar pradžioj studijų. Bet jau vis tiek kažką. Man tai labai tokia yra iš tikrųjų kelionė, to tokios, aš manau, kad aš realiai tik tai dabar esu tam tokiam sąmoningume ir suvokime, kas aš esu. Nu, tikrai toksai, bet visa tai yra labai per praktiką, labai per tokį sąmoningumą, per patirčių analizę, per vat, visus tos dalykus, nes vis tiek tai, kaip mes formuojamės, kuo mes užaugam ir ta mūsų vaikystė, paauglystė, jinai turi be galo daug įtakos iš tikrųjų, kokiam pasaulyje mes gyvenam ir kokį pasaulį mes matom, ne? Nes visa tai formuojasi mums matant tėvų pavyzdį ir visa kita. Tai man dabar reflektuoti tuos beveik 40 savo gyvenimo metų yra super įdomu, nes aš visą tai matau kitaip, matau, kur pas mane kažkas tai, nes kaip žmogaus raida, psichologinė prasme, kiekvienas amžius mes turim po užduotį, ne, kurią išsisprendžiam ir keliaujam į kitą etapą. Čia yra labai, tikrai labai, gali pasidomėti, pagal Eriksoną yra ta žmogaus raidos teorija, terapija.
Ir kad kiekvienas mūsų amžiaus tarpsnis turi užduotį, kurią mes turim išspręsti ir tada keliaujam į kitą etapą. Tai ten yra ta vaikystė, paauglystė, ne, va tas vidutinis, kur mes turim, sakau, va, pavyzdžiui, kaip paauglystė yra tas savo tapatybės, ne, atradimas ir savo vertybių išsigryninimas, kurios yra neprimestos tėvų ar aplinkos, kurioje mes augom, bet kurios yra mūsų vertybės. Ir ten, tarkim, po to yra vėlesnis amžius, tas gebėjimas sukurti intimų ryšį su kitu žmogumi, ne, ir ar tu galėsi turėti santykius, ar tu esi pajėgus būti intymiam santykiui su kitu žmogumi, ar ne. Ir vat visi šitie etapai, tai man iš tos perspektyvos žiūrint, man buvo be galo įdomu kažkaip analizuoti save, reflektuoti, nuoširdžiai stengtis prisimint kažkokius vaikystės prisiminimus, kurie tarsi tu yra, bet tu kažkaip nesureikšminė jų, o taip vat sąmoningai juos prikelti, pasižiūrėti iš šalies ir suvokti, kokią tai įtaką tau padarė, pavyzdžiui, kažkokiem dalykam, kuriuos tu šiandien nešiesi. Ir ar jie tau yra reikalingi dar vis, galbūt jie jau atgyveno savo ir tau jau galima juos paleisti. Kaip, tarkim, pavyzdžiui, man viena iš itin tokių stiprių savybių, ką aš supratau, tai tas perfekcionizmas, bet čia mūsų profesijoje šiaip labai toks dominuojantis momentas yra, kur savų laikų man jis žiauriai padėjo. Ta prasme, man jis padėjo pasiekti, vat kažkaip tai, ne, ir šiandien dienai mane jis tik tai vargina. Tai ačiū, viso gero, toliau aš keliausiu be tavęs. Tai vat tokie momentai kažkaip atsitraukus, pažiūrėti į visus tos dalykus, man tai buvo be galo įdomu. Iš tikrųjų, man toks kažkoks tai. Bet, ta prasme, pavyzdžiui, tam reikia nusiteikimo, ar tai tiesiog... Manau, kad reikia, ne visada yra patogu tame būti. Ne visada prisiminimai yra smagus. Ir ne visada tai, kaip tu matei aplinką, iš tikrųjų taip ir buvo. Nes žmogus yra genialus idealizuoti ir mes puikiai tą mokam, mes galim labai, labai susikurti pasaulį, kokį mes norim matyti, nors jis nėra toksai. Tai vat sakau, tu ten gali sutikti bet ką. Jo, čia yra įdomu, nes, pavyzdžiui, dažnai, tarkim, ar ne, su draugiam ten bendraujant ir apie kažkaip tai, jeigu santykiai, ryšiai ir atrodo, bet čia, ir atrodo, ten 100 kažkokių gali pasiteisinimų ir pateisinimų sugalvoti, kad, žinai, atitiktų tą pasaulį, kurį susikūrė. Taip. Nors iš tiesų gal reikėtų geriau pagalvoti, kad kažkas vis dėlto yra, kad tas pasaulis yra susikurtas, o ne tikras. Taip, ir tą pasimatuoti realybę iš tikrųjų labai reikalinga žmogui. Tas toks kaip reikalingas, verkiant reikalingas yra tas kritinis mąstymas, ne, kad tu vat, kažkaip tai visą laiką suabejotum tą deklaruojamą. To kritimų mąstymo ir kažkaip tu galvo, tik va taip va. Nes tikriausiai, Olesė, bet patikslink gal, aišku, daugiau žinių, nes aš taip galvoju, pavyzdžiui, žinai, yra juk tiesiog gamtiniai, ar ne, dalykai, kad mūsų smegenys, jos yra sudėliotos taip, kad stresinė situacija, viskas, įsijungiame ir dabar jau žinai. Bet jos, ką jos daro? Jos tikriausiai tik tai, žinai, suieško tą, ką jos žino. Ir kas jom ten gal patogu ir kad jos galvoja, viskas, šitą pritaikysiu, žinai, visom 100 situacijų, bet tos 100 situacijos visos skirtingos. Taip. O naudojama ta pati metodika, tai aš galvoju, gal čia ir yra tas toks natūralus, žinai. Nu jau, kad tu netgi, bet tu negali gyventi pagal klišę ten kažką. Ne, tai vat būtent ir reikia, pasirodo, vis tiek būti atviram tam norui, kad kažkas kryptų tą kitą linkme. Čia yra visiškai apie tą tokį sąmoningumą, nes mes veikiam tam tikrais modeliais. Iš principo, mūsų patirtys formuoja tam tikrus elgesio modelius, nes mums susiklostė kažkaip tai, mes išmokom taip veikti tose situacijose ir mes jose veikiam. Ir tos patirtys yra geros, yra blogos, visokių jų yra, bet tas sąmoningumas, jis leidžia atsitraukti ir pamatyti tos, būtent, kad tai yra veikimo modelis. Kad tu realiai tai mes kiekvieną kartą galim rinktis. Tik tai mes turim pasąmoninį įprotį taip daryti. Ir va tas momentas pagauti save ir leisti savo pasirinkti, o ne veikti pagal tai, kaip aš esu įpratęs veikti, yra va ta didžioji nauda. Iš tikrųjų, to tokio savęs pažinimo ir suvokimo. Bet Rūta, va tai naudai surasti tą patirtį, tai
tam reikia laiko tikriausiai, ar ne, nes vis tiek čia, vat, ta reakcija pirmoji, jinai yra lengva ir jinai smegenim yra patogi ir smegenis nenori ten per daug dirbti. Mes tiesiog jungiam, ką žino ir važiuojam. O jau va čia jau reikia prisiruošti truputėlį kažkiek vis tiek norėti. Visų pirma, viskas yra noras, po to darimas, pasidaro darimo būdu. Bet tam reikia skirti dėmesio. Ir kaip ir sakai, tam, kas nelabai visada patogu, mažiau gražu, smegenytė sako, man čia per daug darbo, po to tau pačiam, žinai, su laiku galvoji, ai, čia galėčiau kažką kitą padaryti, bet tai vat, labai, labai man įdomu, bet tik darant pasidarys, tik ieškant kažką rasim. Ir žodžiu, jeigu tu nori, tai... O dabar, Rūta, toks kitas klausimas, vat, pavyzdžiui, labai dažnai mūsų laidose kažkaip bandome paklausti pašnekovui apie charizmą, ar ne? Nes kažkodėl man atrodo toks jausmas, vat, gal balete ar šiaip mene, vat ten daugiau to tokio charizmatiškumo ir atrodo, kad jo ten reikia ir vat nuomonės vat žmonių ir jos labai, žinok, skiriasi. Kas tai yra, ne? Taip, kas tai yra ir tai, ar tai įgimta, ar tai įgyta. Ir aš jau galvoju, viskas, jau dabar, žinai, jau dauguma yra procentai vienoj pusėje. Ne, vis tiek yra kažkaip pasidalina lygiai. Pasidalina, nežinau, 50-50. Aš tai iš tikrųjų manau, kad tai yra abu dalykai, nes yra tam tikrų... 50-50. Nu taip, nes mano subjektyvia nuomonė, kad tikrai yra dalykų, kurie yra įgimti, nes, nu, kaip aš suprantu charizmą, čia turbūt reikėtų pradžioje išsiaiškinti savoką, apie ką mes kalbam, tai charizma mano galva yra tas gebėjimas paveikti kitą, ne? Tai, kad jisai, nu taip, kad tu jį paveiktum realiai, nesvarbu, blogus dalykus darantys žmonės irgi turi charizmos, nes jie sugeba paveikti smarkiai kitus, ne? Ir tai manau, kad yra dalykų, kuriuos mes atsinešam, kaip tas kažkokia tai įtaiga, gebėjimas kalbėti elementariai, nežinau, ten saviraiška mūsų kūno kalba, ne? Kažkokie tai tokie dalykai. Bet yra ir dalykų, kurie yra, va to irgi to paties sąmoningumo dėka, yra ugdomi, kuriuos su laiku tu gali stiprinti ir kurie tada kitiems transliuos stipriau tai, ką tu nori pasakyti. Tai aš kažkaip tai būčiau linkus galvot, kad tai yra dvi sudedamos dalys. Labai labai įdomus pastebėjimas, nes aš, pavyzdžiui, pati asmeniškai tikriausiai būčiau linkusi vat šitą, kur truputėlį tu atsineši, bet tu toliau tobulini. Ir tobulinimas vyksta savaime, tiesiog tu esi aplinkoje ir tą, ką tu jau atsineši, ar tai yra genetiška, ar tai yra, nežinau, Dievo duota, kaip kiti sako, bet aplinka ir po to jau tavo paties norai ir tavo paties, vat, pavyzdžiui, kaip sakom, prisiversi save tam pasižiūrėti ir suvokti, kas ten, kodėl tu taip darai, o ne kitaip, kodėl tą. Tai toliau tą ir lavins ir stiprins, arba kaip tik. Tu gali atsinešti, bet jeigu tu to nelavinsi, tu ten būsi taip, kaip atsinešiai. Ten ir liks. Vat aš taip ir galvoju. Ir tie, kurie galbūt mes visi atsinešam. Bet ką mes su tuo po to darom ir kaip tas tobulėja, nes viskas tobulėja. Arba degraduoja. Tai čia yra toks, vat, kur tau laimė nusišypsos kokioje aplinkoje tu, bet nuo tam tikro amžiaus tikriausiai tu tą aplinką ir pats gali pradėti kurtis. Nes pagal savo pasirinkimus. Nes aš nesenai turėjau tokią situaciją, sako, jo gyvenimas įvyko, aš sakau, aš taip, žinai, susimaščiau, nes tikrai gyvenimas kartais įvyksta, tu gali išeiti į gatvę, tau gali, žinai, na dabar, kadangi žiemos labai gili žiema čia, kur esame, tai gali ir varveklis nugalvoti, iškristi ir įvyks gyvenimas, bet visa kita labai daug yra pasirinkimas. Man taip atrodo ir vat, kai jau tu tą darai, tai tu renkiesi, ką tu ir su tavo charizma, ar įtakingumu, ar tokiai gebėjimais, gabumais ir kur tu jas pritaikai. Man kažkaip šitoje vietoje turbūt norisi, vat irgi pas mane tokie kažkokie dabar atsirandantis pamastymai, kažkaip iš principo į žmogų žiūrėti, mes einam per gyvenimą, tarsim, kažkokiose profesijose,
tobulinamės, ane, įgyjam ten daugiau gebėjimo, meistrystės, ane, pasiekti meistrystę kažkame ir kažkokioje profesijoje ar kažkur. Dabar man kažkaip labai norisi prisiminti, kiek daug mes atsinešam, kiek pats žmogus iš savęs yra įrankis. Ir mes tarsi labai daug laiko investuojam į tą išorinį pajėgumą kažkokią meistrystę pasiekti, bet kodėl mes tokie nedosnūs savo pažinti visas pusės to įrankio, kas mes patys esam, kuo mes galim tapti, ką mes galim atrasti. Tai man kažkaip tai labai iš tos pusės norisi pasiūlyti, pažvelgti į žmogų daug plačiau, ne vien kaip į kūną ir kažkokius tai tokius, nežinau, jausminę tą dvasinę pusę, bet iš principo pažinti, kiek visko ten slypi, ką mes galim naudoti. Jo. Jo, tikrai, aš, oi, kaip man čia įdomu viskas. Ir dabar dar apie tokį kitą, pavyzdžiui, momentą, ir man įdomu, kaip jūsų mintis dėliojasi šito. Tarkim, ar ne, yra tas toks pasakymas, kad yra ne žodžiai, bet veiksmai. Jeigu taip lietuviškai išvertus, manau, kad geras išvertimas. Ir aš, žinot, kažkaip galvoju, aš tik tai nesenai prisipažinsiu, suvokiau, apie ką čia. Nors atrodo, Dieve, ir metų, ir viską, turėjau ir anksčiau tą suvokti. Bet visai nesenai ir labai per atsitiktinumą. Bet po to aš pradėjau galvoti, o kodėl tik dabar. Ir aš suvokiau, kad aš tikriausiai augau tokioje aplinkoje, kur pas mane susiformavo labai natūraliai, kad pas mane žodis yra veiksmas jau. Nes man žodis yra pirma veiksmo dalis. Aš pasakiau, o po to įgyvendinau. Tai ta prasme yra toks vienas ir tas pats. Čia pradžia, čia jau yra, kaip sakoma. O ne visiems yra taip. Ne visiems yra tokių, kuriems tikrai žodžiai gali būti va taip, bet darbų nebus, žinai, ir veiksmų nebus. Tai kaip jums, pavyzdžiui, ką jūs matot, kaip jums tokios patirtis? Ar čia aš tokia visai nusileidus iš planetos? Ne, aš iš tikrųjų labai jaučiu, ką sakot, nes galbūt man ne tiek žodžiai ir veiksmai, nes aš manau, kad pas mane irgi veikia tas paraleliai, kažkaip aš irgi augau su tuo suvokimu, kad jeigu kaip prisimk tą atsakomybę sakydamas, ir taip, čia yra turbūt apie atsakomybę, ne? Tai čia jungtis tarp žodžių ir veiksmų ir atsakomybė. Taip, visiškai, aš manau, kad ir aš irgi augau su tuo, bet iš principo tuo tokiu atradimu kažkokios tai, nežinau, mes visi augam, skaitom, domimės, girdim kažkokias tai frazes, kurias visi kartoja, ne, ypatingai ten kaip gyventi laimingą gyvenimą, visi ten yra daug citatų, daug visokių gražiausių ir visi mes jas žinom, bet tarsi nieks nepasikeitė, kaip gyvenu, taip gyvenu, ne? Nors atrodo, jau viską perskaičiau, bet nieks nevyksta. Ir tada kažkaip tai atsitinka gyvenime momentas, kai sutampa, tas taimingas toksai yra būtent tikslus, kai tu esi su kažkokia problema ar patirtim. Yra tam tikras momentas ir ateina pas tave, kad ir tas pats sakinys, kurį tu N kartų jau girdėjai, bet tada tu supranti jo reikšmę. Ir tu supranti, apie ką tai yra. Ir ką jis tau pasakė, ir kaip su tuo, kaip tą praktiškai naudoti. Ir va čia yra tokie, man tai tokie labai atradimai kažkokie, tai yra, aš kaip visą laiką sakau, man labai lengva įkvėpti, nes aš labai moku įsikvėpti pati. Iš tikrųjų, taip kažkaip tai kaip čia, pasim turbūt iš aplinkos tai, ką tu gali panaudoti įkvėpimui. Čia toksai, kažkaip, man atrodo, labai reikalingas dalykas, nes laukti to įkvėpimo, tai gali ir nebesulaukti. Ne, ateis iškvėpimas. Ateis iškvėpimas, taip. Vieną dieną ateis iškvėpimas. Ir aš, jo, tikrai, man atrodo, ir netgi vėlgi apie tą įkvėpimą, ne, kalbant ir kai kalbėjom apie grožį, estetikos, tą įtaką ir mūsų pačių savijautai. Man atrodo, įkvėpimas čia ir yra, nes įkvėpimas mus tiesiog tobulina ir varo į priekį. O mūsų vienas pašnekovas sakė, reikia tik į priekį. Tik į priekį. Taip, tai man atrodo, be įkvėpimo labai būtų
liūdna kažkaip, nes, o ko dar siekti, ko dar norėti, ką dar sugalvoti, kuo domėtis. Ir pavyzdžiui, aš pati pastebiu, kad man labai svarbu, ir aš tą ir darbę sakau, kad, žinot, kai tarkim, vadovaujanti pozicija ar kažką, reikia savo įkvėpti, ar ne kitus, bet aš sakau, man ir pačiai reikia įkvėpimo. Ir man reikia, aš, pavyzdžiui, savo pastebiu, man reikia gana stiprios asmenybės prieš mane. Turi būti tas exchange. Kad mane įkvėptų, taip. žinai, ir čia taip kaip ir lėktuve, pirmiausia, užsidedi kaukės savo, Taip. o po to jau Po to kitam. Ir aš nieko prieš kitus, bet Mhm. jeigu tu išsikvėpęs, tai Taip. kaip tu kitą gali įkvėpti. Taip pat kaip ir balete, kada mes turim nusilinkimą po spektaklio, tai ir yra tas vat, exchange energijomis, jo. Ir tu įkvėpi žmonės, žmonės įkvėpi tave ir Taip. vat, tame ir yra vat, stebuklas. Tai, pavyzdžiui, tavo įkvėpimas, tarkim, bet čia yra tas profesinis Nu, čia apie įkvėpimas, profesiją. o gyvenime įkvėpimas. Mes dabar taip pat truputėlį, žinai, per tą prizmę į tą kitą, tą, kur pas tave gal labai mažai jo yra dėl to, kur tu dabar esi savo karjeroje. Bet manęs įkvėpia tie žmonės, kurie ten pasiekia arba tikslą kažkokią, arba ir yra daug tokių žmonių. Ir aš kartais žiūriu ir suprantu, kad aš niekada ten nebebūsiu, bet labai norisi ir tai yra irgi ir įkvėpimas, ir motivacija. Ir tada reikia judėti toliau. Jo, man tai, Tai sakau, labai- kažkaip, žodžiu, tave irgi įkvėpia kiti žmonės. Kiti žmonės, jo. Kiti žmonės, o ne ten, nežinau, kažkokia knyga ar ten nuveiktas. Knyga gatvės gali medalis. padėti. Taip, tau. bet iš tiesų. Bet iš tiesų žmonės manęs įkvėpia. Aš žinok, va dabar pagalvoju, aš bendravau nesenai su žmogum, kuris, tarkim, ten coacherių vadinamą srityje. Ir aš tokia, žinot, mes Olandijai tokie tiesus. Sakau, žinokit, saviugdos knygos sakau, man reikia tikrų patirčių, tikrų istorijų. Nes tik jos man padeda. Aš, pavyzdžiui, kalbinau vienam mūsų epizodui galerijos savininką Šveicarijoje ir aš tiesiog, ten sakau, tam buvo iki tokių momentų, kad jisai taip įsijautęs pasakoja dalyką, kad mikrofonas oro skrido. Bet man taip, ir man, bet va ten tai man yra istorija, tai yra, aš žinau, jinai eina, o supranti, kitas viršelis ant panašios knygos, turiniu panašios, man neberezonuos taip, nebesuskamba taip. Ir gal tai ir blogai, gal ir gerai, aš dar nežinau, aš dar ieškančiame procese, bet aš žinau, kas man tikrai padeda ir kas man, vat, tai yra tikros istorijos. Jo, tikros, vat, kaip tu sakai, žmonės ir aplinkos ir veiksmai ir ne visada geri. Ne visada. Nes, pavyzdžiui, tu taip pat minėjai, kad kažkas įvyko, kas po to, žinai, taip ir man atrodo, pas mus visus kažkas įvyksta, kas po to, ir žinai, dar būna tokių momentų, atrodo, pasaulis griūna ir čia dabar, žinai, ir nėra atsakymo, kodėl kažkas įvyko. Bet va tada reikia sustoti. Jo, bet tu supranti, pirmos tai būna tokios, žinai, Emocija. Kaip? Tai. Kodėl, dėl ko, bet po to tu tiesiog netgi tam, kas blogai įvyko ir kur gal nelabai gražiai įvyko, tu vis tiek sugebi padėkoti. Taip, Man yra kažkodėl, man tokia yra reakcija. Mano reakcija yra tokia, tai kas galbūt skaudu buvo, įskaudino, man dėkoju, nes tai man atvėrė duris į kažką. Kaip kvailai beskambėtų, ar keistai, bet taip man, man taip įvyksta. Vienareikšmiškai aš pritariu irgi šitai minčiai, nes man irgi aš tikrai, kalbėdama apie tas patirtis, tikrai jos buvo, galiu tiesiai pasakyti, tiesiog tai buvo mano mamytės liga, kuri tikrai buvo man labai sudėtinga visais aspektais ir aš net, būdama tame procese, iš tikrųjų nesupratau, kas vyksta, nes neturėjau kada galvoti apie save, tiesiog kai vyko visi tie dalykai ir va dabar, praėjus porai metų, vat irgi man
keičiantis mano visam tam, vat, dėl ko aš ir atsiradau tose studijose ir visur kur, nes aš supratau, kad aš nežinau, kaip su tuo būti ir kai aš, mano labai didelė užduotis buvo susitikti su ta patirtim, nes aš ją tiesiog ilgą laiką labai ignoravau, stūmiau, mečiau, užmetinėjau, nes man buvo labai skaudu tame būti. Ir tas kelias susitikti su tuo, taip, tai yra labai sunkios patirtys, bet aš niekam neatiduočiau ir už nieką nekeičiau nieko, ką aš iš to gavau. Tiesiog, tai yra neįkainojama. Tie dalykai ir man kaip čia, kalbant apie tos prasmes, žmogus iš principo kuo yra nuostabus, nes žmogus yra vienintelė būtybė, kuri geba kurti prasmę, realiai. Ir Viktoras Franklis yra, žinot, psichoterapeutas ir jo tas tiesiog iš principo tas gebėjimas tokiose netgi sąlygose turėti prasmę, kad išgyventi nežmogiškiausias sąlygas, tai man atrodo, tai yra didžiausias akivaizdus stebuklas apie žmogų, iš principo. Jo. Ir Rūta, tu man dabar priminėjai tu apie jį, o aš žinai apie Editą Eger. Ir tokia jungtis, žinai, mes kalbam apie baletą, ji buvo Aušvico balerina. Ir kaip jinai pasakė, pasirinkimas. Ir mes jau anksčiau, šiandien kalbėjom apie pasirinkimas. Įvyksta gyvenimas, taip. Bet kaip tu su juo tenai toliau, žinai, ir ten varveklį kritus, kai įvyko tas gyvenimas, toliau su to tvarkysis, yra tavo pasirinkimas. Ir ji tokiose sąlygose, ji pasirinko šokti dėl to, kad sesė išsaugo. Ir kitus. Ir ta prasme, man atrodo, ir juk yra ir dabar ir Lietuvoje, ten tokių visokių niuansų, aišku, neįsim tas, ne mūsų temos, bet kai, žinai, atrodo, žinomi ir poetai, ir tikrai nuostabios eilės. Ir kai mes kažkaip nebėra tų žmonių, mes, žinai, ten juose kažkur kapstomėse ir tie žmonės nebegali nieko pasakyti apie tai, kodėl ir kaip darė, ir kad tai galėjo būti tiesiog gyvenimas įvykęs ir jų pasirinkimas. Ir galėjo būti labai, labai geros priežastis kažką. Nes pat, pavyzdžiui, galima sakyti, o jinai šoko tam, žinai, bet tai buvo jos pasirinkimas tam, kad apsaugot kažką kitą. Silpnesnį. Nes jos sesuo buvo silpnesnė už ją fiziškai. Ir jin tiesiog pasirinko. Ir tą pripažįsta, aš pasirinkau. Ir čia, kaip sako. Bet čia irgi yra grįžkim, čia yra apie atsakomybę. Apie drąsą prisimti atsakomybę. Ne? Kur yra tas toksai labai svarbus momentas žmogui vis dėlto prisimti tą atsakomybę už savo gyvenimą ir už savo pasirinkimus. Taip. Toksai, kur... Ir ne visada jie yra tokie, apie kuriuos tu svajojai, kad tau reikės rinktis. Ne visada tos galimybės yra tokios, kokių tu norėtum. Tikrai kartais tų pasirinkimų būna net kartais ne pagal tavo vertybinius norus. Būtent. Ir jie būna kartais nepatogus ir negražus gal. Ir tikrai, kaip sakai, netitinkantis absoliučiai tavo vertybių, bet yra tas bet. Ir kažkaip pasirenkant, tu vis tiek darai, yra ryšys. Kažkur yra atsiliepiamasis ryšys, kodėl tai vienaip ar kitaip daro. Taip pat, bet man jos... Išklausyt, aš tiesiog wow. Bet kažkaip aš ją, žinai, ir aš ją prisiminiau, aš galvoju, Dieve, kaip gražu, nes čia baletai ir toks vėl prasmės susijungia. Tie visi pasauliai ir kas man yra įdomu, kad vis dėlto nors aš žinau, kažkur yra tas tyrimas, kad tos smegenys gali pasikeisti, nors yra labai daug tokių, kad atseit daug kas evoliucionuoja, bet mūsų smegenys dar yra vis dėlto tokio patūrio, tokio pat sudėjimo ir visi tie laukai atsakingi už tam tikras funkcijas, jie visi dar tokie pat. Bet man įdomu, kaip toliau viskas evoliucionuos, kai, žinai, atsiranda dirbtinis intelektas, kai jis
tiesiog yra žmonių, kurie vienas su kitu bendrauja, dabar jis man pasakė tą, ką man atsakyti. Ir tai va toks įdomus, kaip mūsų tą visą gyvenimą įsipins dar vienas elementas ir dar vienas herojus, kaip čia pasakyti lietuviškai, hero, ir kaip mes su tuo tvarkysimės ir gyvensim. Bet galbūt tai irgi gali būti pasirinkimas, kiek jį įsileisti. Jo, bet čia dabar, žinai, vat, taip, bet vat, mano toks įdomus, žinai, stebiu aš tą, nes aš pati tai labai ribotai bandau įsileisti, bet yra tokia aplinka ir aš tikrai, man labai patinka vat, bendrauti su visokio amžiaus, nes pas mus pašnekovai tai Diapazonas. Platus spektras, tikrai ir taip įdomu, visos tos patirtis ir mažesnė gyvenimo patirtis ir labai didelė gyvenimo patirtis ir kaip tu viską žiūri ir jauti. Bet vis tiek yra tas toks, ir aš iš tavo kolegų, tarkim, kurie vaikų turi ir yra. Vat, kur mes suvokiam, kad mes kiek norim įsileidžiam, o ten... Jiem yra tokia realybė, tiesiog jų aplinka tokia yra. Ir jie net negalvoja, kiek įsileisti, nes tai tiesiog atrodo jų gyvenimo dalis jau yra. Tai va tas ir yra, va čia ir bus tas įdomumas, kai mes būsim dar tie tokie, kur įsileidžiam, žinai, kiek jau ten norime, kas mums tinka, kas ne, o va vis tiek ir reikės balansuoti. Va čia man yra va tas įdomus tas, dabar galvoju žodis eidafing, čia olandų, tas iššūkis. Vat bus tikriausiai tas naujas, su kuriuo mes jau mokysimės gyventi. Ir jo, jis man įdomu, kaip jis meno pasaulyje atsilieps, kai dabar jau yra netgi menininkai, kuriantis dirbtiniu intelektu ir save vadina menininku. Ir aš galvoju, na taip, jo, sugalvoti, kad aš noriu meškučio su raudonais pukučiais ar kažkaip plunksnom, tai jau reikia kažką pagalvoti. Ir aš tikrai ne prieš tos menininkus. Nes aš sakau, vat, kalbėjau su tuo galerijos savininku ir aišku, jis tai turi savo nuomonę apie vat, šitą sritį, bet kas yra menininkas? Jeigu tu kuri, nesvarbu, kas tu tokia tavo profesija, bet tu kuri ir tau yra tai menas, tu esi menininkas, savo pačiam. Jeigu tave kažkas atras, tai tu būsi pasidarysi gal žinomas menininkas, bet tu jau esi menininkas, nes tu kuri. Ir nesvarbu, kam tu kuri, tu gali savo kurti, bet kursi jau savo meną. Tai vat man yra ta tokia riba, man atrodo, vis dėlto, nes man patinka kartais parašyti. Bet sako, bet tai Ieva, kam tu rašai, čia galima tiesiog. Aš esu menininkė. Sako, tu gali suvesti ir tau ten parašys. Bet aš galvoju, ne, nes rašymas yra siela. Siela, taip. Mano rašymė yra mano... Ir aš, pavyzdžiui, tikrai, ir tarkim, kalėdom, ne, vis tiek noris kažkaip ten, kur žinai, kur žmonėms svarbu kalėdos. Ten, kur žinai, kad svarbiau nauji metai gal, arba gimtadienis. Vis tiek bent jau tokiem baziniam norisi, nežinau, pagalvoti, kaip žinutę gaus, kaip ją paskaitys. Nes norėtų, žinai, kad po to 10 žmonių tas. Ir tiesiog tikrai buvo labai labai maloniai praleistas laikas. Ir man galbūt ne paskutinis kartas, gal... Tai buvo mano svajonė iš tiesų su tavim taip pakalbėti, bet man atrodo, kad mes turėsim dar progą, nes mums trūksta. Jo, nes mes kažkaip truputėlį kaip ir baigiam, bet kaip ir nebaigiam. Žinai, čia kaip būna tie filmai, kur pabaigia, bet dar ne pabaiga, nes atrodo bus dar galimybę pratęsti. Tai tikrai labai labai ačiū ir kad tu taip atvirai pasidalinai ir savo pačios patirtim. Ir man atrodo, kad, vat, pavyzdžiui, iš kai kurių žiūrovų netgi būdavo daug vat, prašymų, kad vat, pasidalinti ir padėti, man atrodo, kad labai. Ačiū tiem, kurie žiūrėjot. Iki malonių kitų kartų. Ir jo, iki.